Ši istorijų serija apie mane ir apie tave, apie tai, kaip aš patyriau patyčias mokykloje ir kokį poveikį tai atnešė į mano gyvenimą. Pasidalinsiu įžvalgom kaip iš vaiko pozicijos, kaip iš moters pozicijos, kaip iš mamos pozicijos ir kaip iš terapeutės pusės pasižiūrėti į visas šitas patirtis ir poveikį, kurį tai daro žmonėms. Ilgą laiką buvau ta mergaitė, kuri tyliai kamputyje tylėjo ir patyrė patyčias ir negalėjo niekam apie tai papasakoti, nes buvo didžiulis gėdos jausmas, skausmas ir kaltės jausmas, kad man taip nutiko. Kodėl formavosi būtent šitie jausmai kaip gėda, kaltė, ir didžiulis vidinis skausmas, nes nesenai kalbėjau su kolege, kuri taip pat dalinosi apie panašias patirtis savo vaikystėje, tik ji, kaip jinai dalinosi, nepriėmė to asmeniškai. Aš visas tas patirtis, visą tą fizinį smurtą, emocinį ir panašius dalykus patyčių metu, aš priėmiau kad kaip asmeniškai, kad su manim yra kažkas negerai, nesuprantu, ką negerai darau. Ir kai dabar žiūriu ir prisimenu, realiai neatsimenu, kad kažkas būtų kritikavęs mano išvaizdą, mano drabužius, mano ten kokią kalbėseną, nieko panašaus nebuvo, tiesiog buvau ta auka, e, kurią galima stumdyti, iš kurios galima pasityčioti, su knyga per galvą duoti ir panašius dalykus daryt. Kaip suprantu, patyčias pritraukė mano, silpnumas ir negebėjimas apsiginti, bet ne kažkokia išvaizda ar panašūs dalykai. Tai man buvo labai sunku suvokti, žinai, kaip man pasitaisyt, kad to nepatirti. Nesuvokiau, kad aš, žinai, tiesiog turiu nubrėžti ribas, atsistoti ir būt tvirta, kadangi tos pusės savo nepažinojau. Tai tą gėdą ir kaltę kūrė būtent tai, kad aš nesuprantu, kas su manim negerai, ką aš ne taip darau, kad visa tai vyksta. Šitoj vietoj pasižiūrėkim į kitą pusę. Kodėl žmogus, tyčiojasi, arba nori parodyti savo fizinę galią prieš kitą? Tai matau tiktai vieną dalyką, kad, žmogus tai daro vien dėl to, kad jaučiasi silpnas ir nori pažeminti kitą, kad parodyti savo stiprybę. Tarsi aš netikiu, kad aš esu stiprus. Nu, realiai mes abudu toj pačioj pusėj, tiktai aš ėjau į pasidavimą, o tie žmonės, kurie tai darė, ėjo per galią, kad aš noriu parodyti, kad aš esu galingas ir šitoj vietoj aš galiu tai padaryti. Tai yra svarbu paminėti, kad jeigu kitas išreiškia kažkokią menkinančią tave nuomonę arba elgesį, atlieka kažkokius veiksmus, kurie menkina, žemina, skaudina kitą žmogų, tai yra tiesiog apie jį. Aš jaučiuosi silpna, dėl to noriu kažkokioj vietoj išreikšti save kaip stiprų, nes kitur negaliu. Tai tiesiog pamatom žmogaus silpnumą ir, nu, kažkokį trūkumą, nevisavertiškumą, nes kaip aš savo vaikams sakau, nu, nei vieno laimingo žmogaus nemačiau, kuris engtų kitą, tyčiotųsi ar bandytų pažeminti. Visos tos patirtys mokykloje, visos tos patirtos patyčios nebuvo tiktai žodžiai ar veiksmai kitų žmonių, jos tapo mano įsitikinimais apie mane, kad aš esu niekas, kad aš esu nevertinga, kad aš iš viso gėdą nešu, kad aš esu, nes visi tarsi nusiteikę prieš mane. Vėliau niekaip nesupratau, kodėl save matau kaip nieką, tiesiog tuščią vietą, tarsi aš nesu kažkokia vertinga, pastebėta. Manau, kad šitoj vietoj šitas įsitikinimas, kad esu niekas, kūrėsi iš to, kad visa aplinka matė, kas vyksta, bet niekas nieko nedarė ir niekas tarsi manęs negelbėjo iš tos situacijos. Tai tarsi mato, bet tuo pačiu ir tampa bendrininkais visos tos istorijos. Kokį poveikį visa šita istorija man atnešė kaip mamai, tai aš reaguodavau taip jautriai į bet kokį vaiko pasakymą parėjus iš mokyklos, kad jį pravardžiavo, kad atrodė aš tuoj galvą nurausiu kažkam tais, kad apginsiu, kad savo vaikui tai aš taip neleisiu, kad su juo taip elgtųsi.
Pastebėjau, kad iš esmės mano vaikas patyčių nepatiria, bet aš jį saugau nuo to, e, ko jis iš tikrųjų nepatiria. Tai žodžiu, buvo ypač jautriai reaguojama perdėtai ir tuo pačiu aš vaikui programuodavau visas tas savo patirtis, tarsi projekciją dariau ant jo, kad tik jam taip nenutiktų. Ir keistas momentas, kad aš tai dariau tik tai ant savo sūnaus, o ant dukros, na, matau aš ją kaip stiprią asmenybę ir man buvo ramu, kad jinai apsigins, arba iš karto pasakys, sureaguos nieko nelaukus. O sūnų, kadangi matau kaip jautrią asmenybę, jis be galo primena mane, beje, jis buvo mano mokytojas, kai pamačiau jo jautrumą, tik tada pastebėjau, kad ir aš esu jautri ir susitikau tada su savo jautrumu. Tai man kaip mamai tai atnešė, žodžiu, perdėtą dėmesį, fokusą, projekciją į savo vaikus ir juos bandžiau apginti nuo patyčių, kurių jie nepatiria. Taigi šitus įrankius, kuriuos pati naudoju, emocijų paleidimai buvo pirmas žingsnis pamatyti viską, ką aš jaučiu, kas manyje nusėdo, o regresinė hipnoterapija leido pamatyti, sugrįžti ir išgydyti visas tas patirtis, kurias patyrė ta maža mergaitė. Ir ką pavyko padaryt, tai pakeisti poveikį visos tos istorijos. Apie tai neskaudu kalbėti, matau tai kaip, dovaną ir tuo metu tai buvo, nu, mano išgyvenimo programa, man to reikėjo ir šitos patirties man reikėjo. Ir dabar žinau, kad tas vaikas manyje yra jautrus, kūrybingas, mylintis. Jis niekada nebuvo problema, o problema buvo, ne jo jautrumas, o tai, kad niekas jo nesuprato ir neišgirdo. Ir ši patirtis yra man kaip didžiulė dovana, kai aš dabar dirbu su žmonėm ir jie ateina su tuo klausimu, kad aš esu nevertingas, su žema saviverte, kad kadaise jie patikėjo kažkieno tais nuomone apie save ir tai palaikė kaip tiesą. Tai tuos įsitikinimus mes galime pakeisti, atsisukus, išgirdus save ir aš kuriu erdvę susitikti su savim. Ir šita serija tęsis toliau, nes, vėliau pasidalinsiu, patyčios buvo pats pagrindas to, kas vyko toliau, sekos pradžia. Ir vėliau buvo narcisistiniai santykiai, valgymo sutrikimai ir pasidalinsiu, visu tuo toliau.